žąsis augint, vištas. O dabar į vienuolyną. Koto šariki. Vienuolyno kiemelis, gražiai sutvarkyta. Dar viena Viktorijos auka gul. Jį tiesiog nušaun su telefonu. Gražiai sutvarkyta vienuolyno aplinkėlė. Ten darbuojasi. Jo, bet vienuolynas va tokioj aplinkėlė. Čia jo, pasakėlė. Turi būti apdengti kelienai, kaip ir visur. Tai neperspėjo šiek nepagalvojau. Mano neapdengti, reikia nusismaukti. Ne, visiems. Šį kartą čia vyrai nepranašesni niekuo. Brud tarakonas. Brud. Su ilgesnė įsileistų. O tai kas tave išginė? Kas nors parodė? Ką? O kas pasakė, kad tau? Tak, prieš tai kažką. Matas, pažiūrėk. Anksčiau tvora buvo toliau. Dabar čia uždėjo tvorą. Anksčiau iki čia leido prieiti. Matas? Matas, bet nebereikalo mus čia sargiai žiūrėk, šilėlių bildyti. Gaunas, nes ten man betikė savo. Gal ir kuinį nusipirkti, jeigu kam šalta, prie plius 50, o čia žmonės perka. Čia ir, čia ir. Visokių rimtesnių gėrimokų. Vyšnia pavyšnia, medus ir... Напробуй. Вишню. Це купина. Yes. Отак. Yes. Так там.
Tuoj paragausim švęsto vandens. Šventa vandenonka. Reikia atsigert va specialaus įrankį. Padėti. Persam paragausim. Koks sunkus. Taip pririšti. Aš ruošiuosi tiek. Va. Paragaus man. Teisė. Tikra ką švents. Manau. Čia yra piršliai, reikia ten, kaip ir kitose šalyse, reikia būtinai prašyti rankos, bet pastaruoju metu, žinokit, jau nėra tokio tradicijų kaip anksčiau. Vat prieš 20 metų dar buvo pagal seną protokolą, kaip jie sako, vestuvės, o pasirodė, kad vieni slidinėja būtent čia Kolašinė, o aš pati buvau pliaže tą dieną ir mes maudėmės. Gegužės mėnesį, aš atsimenu per televizorių, buvo pranešta, kad Juodkalnijai sninga, o aš stoviu su maudomuku ir galvoju, kur čia sninga, kas čia sninga. O reikėjo tiesiog pabrėžti, kad šiaurėje sninga, nes labai skiriasi klimato zonas. Čia jau yra kontinentalinis klimatas, čia būna sniego, čia būna, reiškia, čia šalta būna iki -15 laipsnių. Ir čia visiškai kitoks gyvenimas ir visiškai kitokia gamta. Ir žiūrėkit, ir architektūra kitokia, ir jau čia nepamatysit palmos, čia nepamatysit eukaliptus, čia jau visiškai kiti augalai, kiti medžiai, vienu žodžiu, kitas gyvenimas. Visa civilizacija prasidėjo būtent nuo pakrantės. O čia, žinokit, čia ir nėra tiek miestų. Šiaurėje čia pora miestų ir daugiausia yra kaimai, vietovės visokios. Kolašinas miestas, dabar pamatysi Mojkovcą ir dar, jei važiuot palei Tarą, tai dar vienas miestas Žablek. Va, daugiau čia ir nėra miestų. Žmonės ko užsiminėja? Gyvulininkystę, žemdirbystę užsiminėja, augina visokias daržoves, augina. Va, galima paragauti medučio. Čorni med sosnovi, gorni med i svjetočni. Ja sve mogu da probaju. Sirup sosnovi za kašu. Cvjetočni med, gorni med i sosnovi med. Sve naše domaće. Ajva. Ai, tas kalnų toks turi savo skonį išskirtinį. Nu, toks išskirtinis skonis, ne kaip. Čorni med, sosnovi, gorni med i cvjetočni. Kaip jaučiatės po rakijos? Kokios rakijos? Nieka čia nėra. A dar negavai? Čia nedarysi kitos rakijos. Braukis kaip nors. Prie Taros upės. Sustojom pavalgyti. Pasivalgėm. Dabar važiuosim prie ežero. Ir čia jau ir skaitosi šiaurė labiau. Mat ir į malkų paruoštą, nes čia temperatūra būna ir -15.
Jau čia skiriasi augmenija, jau tokių palmių, granatų. Čia jau figų visokių, na matyt, kaip kokiam koturė ar būdvoj. Čia jau yra augmenija kitokia, čia jau labiau visokie, sakiau, buliai, slyvos. Ir šaltis būna didesnis. Kako ste? Jeste li dobro? Dobar dan. Koja ti je agencija? Montatura. Na ko su gosti? Litvanija. Litvanci! Recite mu kolegi da smo ovo Litvanci. Dobar dan! Labusi. Izvolite! Atvykom prie ežero. Čia jau šitų laipsnių, nežinau, daug šalčiau. Daug šalčiau. Eisim lokių stebėti. Na tiesa jo, bus ten lokiai sustingęs. Duos mums lokį pamatyti turbūt. Nors čia kažkas buvo ekskursijoje, tai sakė gyvačių matė. Nu. Bet jo, gal mes nesutiksim gyvačių. Keliaujam nors lokį pamatyti. Kavos gert tiesiai, o lokį pamatyti. Į apačią. Kas čia per klaustukai? Животные. Ai, tipo reikia atspėti. Meška į priekų tuoja. Didžiausias gyvūns. Žaba koja. Nu, živina kopnu. Vulfas. Kapelka. Juda, matau, lengvai. Ten gyvatė, ne žaltis. Kas čia pakomat? Oi, čia aš tada nenoriu daug vaikščioti. Eina, na čia. Eik, čia mato. Va, ten matė. Ai, antai. Driežai ir gyvatės. Gyvatės? Nu, ne. Driežiuk. Bet ir gyvatė yra. Yra ir gyvačiukas. Ai, yra gyvačiukas. Ar žalčiukas. Driežiukus mačiau, o gyvatučių niekur nemačiau. Antai Čia uodega pasidėjus ant akmens, bet dabar žiūriu dėlį. Ateina ten vandens gyvatė. Kur gyvatė? Man prie vandens. ai, va, dabar aš pamačiau. Va. Kurioje vietoje? Šliaužė. Uodega dabar tik man. Ai, matau. Liežuvį iškišus. Tai yra Akmeninį mešką.
Minijinį mišką. Sengirė. Uždrausta čia jau kirsti medžius. Medžiai čia sakė kiti ir po 500 metų senumo. Ir tokios sengirės. Šitose Balkanuose yra, sakė, 3. Bet viena čia. Kita yra Bosnijoje ir Hercegovinoje liktai. O, kokius medžiai. Čia aišku, jie išvirtęs, tai čia tik kelią prapjovė. Bet taip, jos čia pjauti yra draudžiama. Prie ežero. Biogradas kažkoks. Šitą sengirė. Ledyninės kilmės ežeras. Eisi? Biogrado kažkaip. Džiunglės lianas. Vėjuokliai. Sakyk. Bet čia tie tyri česnakai. Nu jo, reikia apačia tie įkvėp. Česnakai. Česnokai. O! Štai miškai labiau tokios vat. Laukinės gamtos. Visas šitas sengirė ar parkas, kaip čia jį pavadinti, 54 kvadratiniai kilometrai plots. Pabūti, pamatytum.
einam iš po kojų, kažkoka. Nu, Rupūžiems. Biški rimtesnis. Rupu. Čia pulio paklausti, kas čia per du. Tualetai. Ir lako nusipraust. Granit. Vaizdelis į ledyninės kilmės ežeriuką. Biogrado ežeras ledyninės kilmės.